Na, kaip ir minėjau, tai yra galingiausias iš čia esančių pjūklų, turbūt vienas iš galingesnių apskritai parduodamų Lietuvoje ir šiaip šio pjūklo paskirtis yra miško darbai ir medžių vertimas. Normaliai netgi, sakykime, neturint namų ūkyje stambesnių medžių ar neturint miško valdų, kurias reikia prižiūrėti su labai stambiais medžiais, šitas pjūklas net nėra būtinybė tokios profesijos žmonėm, nekalbant apie skulptorių. Bet kaip bebūtų keista, vis tik tai Virgis jį naudoja ir jam jisai labiausiai patinka. Nu, žinoma, viena iš priežasčių yra tokia, kad šito paties šaukšto gamyboje yra begalės išilginių pjūvių, kur tikrai reikalingas didžiulis sukimo momentas ir didžiulė galia, o tai yra būtent šito pjūklo savybės. Pjovimo juostos sumontuotos ant abiejų profesionalių pjūklų CS501SX ir CS620SX yra monolitinės. Tai reiškia, kad jos yra pagamintos nesuvirinant 3 metalo lakštų sluoksnius, o tiesiog suformuojant visą juostą iš vieno lakšto. Tai yra aukštesnės kategorijos plienas, labai kietas plienas pažymėtina ir šios juostos yra keičiamais, kaip matosi, juodais galais, tai netgi ilgai dylant juostą ir sudylus žvaigždutę tiesiog galima pakeisti, o visa kita juostos dalis yra iš tokios aukštos kokybės plieno, kad jinai iš esmės gali tarnauti 3 kartus ilgiau negu žvaigždutės.